Labadiena, ponas Broniau. Ko sėdit kaip žemę pardavęs? Žemę parduoda nieką. Pagyvintum tos uošvienį 2 savaitės. Čia tik toks vaizdingas pasakymas, kaip žemę pardavęs. Žemė, Vitalika, ašgi tai gimęs prie žemės. Man vaduotų plūgų, par, pakyk, kur mano pašaukimas, Vitalijau. Daug užrūkyti. Laukit, Broniau, taigi jūs niekada nerūkėt. Nerūkiau, pradėjau. Na tokią gyvenimą. Ir rūkit pradėjau, ir va, vaistus nuo nervų gert saujam. Betgi šitas gėrimas tai užsigerti vaistams nelabai tinka. Viskas tinka. Geriau da pramuša, čia kai va vaistų solum padarai, tai veža kaip namusmerių užvalygius. Va. Gal ir nieko. Bet tai šnekat jūs kaip koks pesimistas, Broniau. Negi taip jau blogai. Labai blogai. O tai kaip jie elgiasi, ką jį daro? Dara. Va tam vdėlą, ką daro. Įsivaizduok, šitą bobą. Pasakė Stefutė per storą žintas, tai ta man kūdint dabar pradėjo. Košiam liuobė ir da pilnas porcijas neduoda. Įsivaizduok, sako Stefutė, privargsta dar ribitų dykaduonys. Aš dabar ir indus plaunu, ir grindis plaunu, ir rūbus plaunu. Viskuo, kas reikia, ir amundukui da pamakas padedu ruošti. A trečias pats baisiausias dalykas. Įsivaizduok, kai mes dabar miegam. Žinai, su šitu bobu atsiprašant, uošvienį dabar. Gulim vienoj lovai. Stefutė, uošvienė per vidurį ir aš. Nu jau palaukit, aš jau kažko čia dabar nebesuprantu. Aš irgi nesuprantu. Atsigula vidurin ir dar knarkia. Tai tas pats, va, įspūdis, kaip važinėtų Maskva-Kaliningradas traukiniais priekin atgali. 3 savaitės bemiega žmogus jau. Stefanija, tikiuosi nesutrukdžiau. Skambinau, skambutis neveikia. Va, išjungėme. Tikėtų šeiminai verdate. Nu tai aišku šeiminai, tai kam, negi ir kaimynam virsiu. Na jau, Stefanija, nepergyvenkit. Saviškis tai aš jau pati pasirūpinsiu. O po jūsų šeima jau pagausėjo. Mamytė atsirado. Mamytė irgi matyt pavalgyti jau mėgsta. Nu tai aišku, kad tu galvoji, kad laisvų Lietuvos orą namaitinsis. Visiemgi valgyt noris. Teisybė. Valgyt visiems reikia. O, va, tai užmiršau, ašgi druskos pas jūs atėjau pasiskolint. Pietus verdu. Tai va, ir centas. Neponiau. Tai dabar už centų, žinok, ramut nieks akin neduoda. O tu nori, kad aš tau druskas už centų pripilčiau 3 litrinį. Tai tu biški galvot, gali ar negali? Tai buvirkai tvarai neneša. Druskų irgi parduotuvėj perkam. Šitagi, Stefanija, tas centas tai čiagi toks prietaras, nu, taigi, kad nesusipyktume. O druską aš gražinsiu, aš va pasižymėsiu, stiklainė, kiek jūs man įpylėt, tiek ir gražinsiu. Ai, tai gražinsiu, jeigu gražinsiu, tai gerai. Aš matai, supranti, galvoju, tai kiek tau už tų centų dabar tau druskas tos atpirkt. Stefanija, aš jau pradėjau galvot, nu negi artimiausi žmonės, kaimynai, nebepaskolint žiupsnelio druskas, tai ką jie apie kitus galvot? Negerai girdėjai. Oi, įsigandau, galvau, kad prižadinu. Ką? Mamytė. O tai ką? Mamytė negalvoja, kad tokiu metu miega? Galvoja, Jėzus Marija, dar kaip galvoja. Ir tau ir man tą prigalvos, pamatysiu. Šitagi, Stefanija, aš kaip pagalvoju, na kaip čia jums sekasi visiems kartu gyventi, vis tik tai, kai pagalvoju, taigi, pagyvenęs žmogus namuose ir kai pradedu galvoti apie jūsų tą mažą butuką, taigi, gyvenate va visi susispaudę va kaip silkės statiniai. Roma, kalakutas irgi va, galvoja, kol puodant papuolė. Aha, mažiau rom dėl mūsų pereživai. Pas mum viskas tvarkoj, vo, už 5. Pamatytum, Bronius, kaip su mano mamytė elgės. Kaip su karalienė, tu supranti. Ar Raimundukas, mačiutė vakar, kaip pradeda skaityti pasako, aš už durų stovi ir verkiu kruvinom ašarom. Visų gyvenimų mačiutės neturėjus, va, aš su mamu rankan. 39, 40. Klausyk, Raima, tau netrodo, kad jau užteks?
Man jau galva susisuko. O tai kas tavo galvoj dedasi? Tai jau man geriau pakiemų ratus su dviračiu su, negu su šitų babų senų kambarį vienam kirksot. Mačiūtė atvažiuos, mačiūtė, pū. Va, nebegaliu. Tai ką, jinai tavo kambarį gyvena? Tai va, kad mane kambarį gyvena. Siaubas. Čia baisiau jauka negu siaubas. Aš naktį miegot nebegaliu. Naknarkymą atrodo, kad mūsų kambarį traukinys važinėja, supranti? O kas būdavo, kai nuo mano lovai miegodavo? O tai kur tu miegodavai? Kas žinai, kur? Prie lovas. Lipdama iš lovas užlipa man ant galvas. Tai aš prarėkiau pusvalandį, o tą pusę nakties. Tai ačiū Dievui, kad dabar pastato lovą miegą. Tai gal dabar nebevadovauja? Kiekvienu vakaru lapšinės dainuoja, į tą prieš einant gult kojinės vilnonės apmauna. O tai kam tos kojinės? Tai kažką tam, kad nesušalčiau. Tai šitą ne viskas. Mano rašom ant stalant susidėję savo daiktus, a kur viršutiniam stalčiui su muščinis laikydavau, protezų susidėję. Klausyk, Raima, o aš tai vakar mačiau, kad jūs abu iš bažnyčios ėjo. Matai, taigi prašė, kad palydėčiau. Nemeluok, jinai tave palydėjo. Tugi pats sakei, kad jos didžiausia svajonė, tai matyt giedant tave bažnyčios chore. Ko čia nusikalbi? Ledų nori? Noriu. O turi pinigų? Turiu, mačiūtė davė. Va, eik nupirksi. Glušai, tai kokiegi čia pinigai? Rusiški. Tai va, tu ją ir išaiškink, kad už rusiškus nieko nenusipirksi. Tai klausyk, Raima, tai tu pasitaupyk. Va, kai bažnyčios chore giedosi, tai galėsi va giedorkam padalint. Eik tu, banda! Aš tavim pasitikėjau, o tu? Ei, Raima, palaukgi! Raima! Tai sveiki gyvi! Tai ko miesčionys tokia markatnį sėdi dabar? Labadiena, ponas Viktorai. Tai sakot, liūdnai atrodom. Žinot, ruduo toks metas, kai žmonės apima rudeninę depresiją. Va šitą depresiją apima tik tai miesčionys iš neturėjimo kas veikti. Kągi kaimo žmogų jokias lygas nekabina, todėl kad darbų, va, lygi kakla. Tai Va. Darbininkas užgėdoja. Bulbas kastum tokių gražių dienų, o čia maklinėjai pamiestų. Vat, broniau, dėl tą ir maklinėjau, kad yra dvi progas, va. Kokios da progas? Pirmiausia, tai va, norėčiau kaip tik ir pakviesti tamstas. Gal malonėsite atvykti vis tik tai bulbekasin kitai savaitai. Antrą, broniau, va. Palaukit, Viktorai, tai kaip čia išeina? Pirma magaryčias, o paskui bulbekasis. Pirma bulbekasis, antrą gimimo dieną. Koks da gimtadienis? Nu, tai broniau, o tau visai pasimaišė protas nuo šitų depersijų visokių tavo. Taigi, šiandien, kienagi gimimo dieną, nu? Va, matot, iki kau žmogų davė tą šitas ošvenės. Savo gimimo dieną užmiršau, va. O, gelbė, vyras. Va, kaimynas tikras, tu neužmiršai ir nebijamės jokių babų. Babų pasakysiu, švysma, ačiū. Viktoriau, skaitas taip, ku dabar, va, žiūrėkit. Vitalika, tu kaip slabnasnis eisi unzeksą. O tai ką daryt man, jeigu jūsų ta uošvienė pasirodys? Ku daryt, švilp, magi švilp. Jo, eik stovėk, o mes su Viktorium rėžma ir nebijosma, va. Stepačka, dačiurka, tai ir valgyti išmokai, virti ir kambarius gražiai apsistatėjai, maladėts. Nu, taigi manyt man jau nebe 15 metų. Nu, хорошо, солнышко, хорошо. A šitas chaladilnikas tai už mano pinigus pirktas, a? Ne, mamyt, šito pirkom už mano, iš atlyginimo kiekvieną mėnesį man atskaičiuodavo mano. A, tai taburėtačkas ir tumbačkas tai viskas už mano, kaip jau rašiau ir siunčiau, a? Oi, šitie, mamyt, atsimeni prieš kalėdas, kai atsiuntė pinigų, tai va iš tų pinigų ir pirkam. A va tarėlačkų tai galėtum jau naujų nusipirkt labai prastas, a?
tai kad mamyt, kurgi aš suspėsiu, nei laiko nebespėju, aš nieką nebeišeinu. Nu, tu negovary man, čia aš atvažiavau, tai mes čia visą tvarką padarysim. Aš viską matau, Stepačką matau, čia sutvarkysi. Mamyt, va šito ir nereikia. Žinok, va, aš tai su broniu, žinok, sutariu. Jeigu tik reikia, pasakau, galima kartais su juo susikalbėti. O va, žinok, Raimundukas, koks geras vaikas. Avnučioka, tai tu palik man, va. Be babuška šitiek užauga vaikas, o dabar taip siaudušu atiduosi anam, kad tik tai vaikui viskas gerai. O šitas tavo, mano tas žentas, tai... Mamyt, bronius neliesk. Su broniu aš susikalbėsiu pati. Žinok, tu pasakyk, kas netep, aš broniu išversiu, pasakysiu ir galima susikalbėti su juo. Paslūšai tu, šitas, aš viską čia sutvarkysiu, jau tik pamatysi, jeigu kas ne taip, tai bus tvarka. Aleksiuką savo aš kaip aviukų sutvarkiau. Avinuką gal? Na, koks skirtumas, aviukas, aviniukis, kągi skirtumas. Svarbiausia, kad iš vieno mirksnio viską supranta, viską ir toj padara. Mamyt, žinok, bronius irgi iš akių supranta. Aš tik va, pasakau, pasižiūri, bronius iškart supranta, ko nori pasakyti. Zapomni, jau tik pamatysiu, vaikeliu, kad kas nors ne taip, viskas imu viską į ranko ir viską pati tvarkau. Čiagi viskas mano, vaikeliuk, viskas mano čia. Zapomni, dačiurka, zapomni. Supratau, mamyt, kurgi nesuprasi. Supratau. O kai tik tai bronius viską suprastų. Šitas spinta, kur jas kaliošai sudėti. Matai kiek daug? Tai ką, jinai su visais jais ir vaikšto? Ne, vaikšto su kitais. O va šitie juodi man dovanų atvežti. Nu, šakės. Nu, Vailka, čia šitas ant stalo, kur stovi, yra jas saramavaras. Arbatai gerti. Tai negi jinai iš jo dar ir arbatą geria? Ne, arbatas tai nebegeria. Jei kaip ir yra kas tai prisiminimas, supranti, parsivežtas, primena jaunas dienas, kokia buvo jauna ir laiminga. Tai va, va čia va, citų, žiūrėk. Matai, yra palovų čumadanas. Kas toks? Lugaminas. O tai kas ten? Iš kur aš žinau? Ana prie mūsų netidaro. Nerodo, raktelis ant kaklo kabo, va. Tai gal auksas? Ne, ne auksas. Man atrodo, kad čia yra sudėti šitie rūšiški pinigai. Kur tikrai ne visiems ir keičia tuos rublius, o? Nu čia dabar. Tai kur čia dabar žiūrit? Kur čia paslapčiom pro durų plyšį žiūrit dabar, sakyk man? Taigi norėjau, mamyt, jaukai šitų babutės samararų parodyti. Samovaro, nu parodė? Parodžiau. Nu, Jelatyta patika. Labai. Aha, tai jie. Eik, Raimundukas, eik dabar surask tetį. Staigiai tegu šūti radėte namo. A kam reikia? A koks tavo reikalas? Staigiai tegu eina namo. Eik. Va, Vitalika, aš tau pasakysiu, kokių kuriozų pas man būna. Anurit, gulim su Štefu dviejos lovai. Užsakau, štai man mintis kokia tai galvona taina. Durys atsidara, įkiša galvų šitą raganą. Labas rytas, žentelį. Ar ne per ilgai guli, ar kavas lova nereikia? Aš nieko negaliu jai pasakyti, man kūnas įverda, tik būčiau vyras. Tave įstriublint gyvati ir viso, čiagi mamytė gerbiamoji, va. Klausau aš jūsų bronių ir man vis į galvą braunasi viena mintis. Kodėl lietuvių tautosakoje literatūrai taip plačiai nagrinėjama marčių ir anytų santykių problema? O tokia sudėtinga žmonių bendravimo sritis kaip žentai ir uošvenės apeinami, apie juos tik anekdotus kuria. O kodėl taip yra? Tai tu, profesorius, tu pasakyk, dėl ką? O nežinau. Kol kas nežinau, bet tai yra rimta problema. Verta didesnių mokslinių tyrinėjimų. Galbūt net disertacijos verta. Taip, Gudročius atsirado. Matai, tu rašysi disertacijų, aš su šitu gyvati konkincės, ne?
Broniau, palundra! A? Romualda, tai nėra apkurta! Ai, Na, taip aš ir sakiau. Tik neprižiūrėk ir betvarkę namuose. Vitalijau, jūs jau visą valandą turėjote būti namuose. Bronislovai, kaip jums negėda piknaudžiauti Vitalijaus plavališkumu? Romualda. Mokslinį darbą reikia rašyti. Romualda! Mes apie mokslus su vyrais ir kalbėjom, taip? Aš žinau tuos jūsų mokslus. Romualda, jūs čia perlenkite lasdą. Šiandien tiesiog yra Broniaus gimtadienis ir mes sustojom jį pasveikinti ir tik tai tiek. Gimtadienis. Viešpatie, gimtadienis. Taigi, Bronislavai, aš labai nuoširdžiai jūs sveikinu. Tata! Va, kur jie? Mačiutė liepė pasakyti, kad mama pasakytų, kad mama liepė eiti namą. Va, gerai pasakiau, varam. Va. Ačiū, taip sakant, kaimynai. Ačiū, Viktoriau. Ačiū visiems, va, už gerus žodžius, taip sakant. Va, patys matot. Mamytė liepė. Dovanokit, kas buvo ne taip. Broniau. Bronislavai. Sunku jam žmogui. Taigi va, kad nelengva. Gal nebesusitiksime. Bulbių žadėjau duoti. Kada žentelis dabar išeini? Taigi aš, mama, šiukšles. Nešu. Šiukšlės neši. Nu, taigi, kad šiandien jau kaip ir nešiai, tai vėl pilnas. Nešiau ir vėl nešu. Ir vėl neši. Agi Vitalijus, kaimynas, paprašė išnešti. Pačimu paprašė, kodėl jis pats negali išsinešti? Negali. Aš nešu. O kodėl tu? Nu, ir Vitalijus gali. Ir aš nešu, ir sustikam su Vitalijum. Nieko nesuprantu. Aš ir Vitalijus nešėm šiukšlės. Ir sustikam būtų. Ir atėję. Tai ką susitikai? Vitalijų sustikau, mama, Vitalijus, kaimynas, kur viršui gyvena. Susitikau. Aš nešiau ir jis nešė. Ir atėję. Iš kur tas? Kas? Tas. Biausis, kur atėję. Tas? Bjaurus alkoholio kvapas, sakau. Oho. Iš kur, mama, tas kvap? Va, iš šiukšlių, mama, iš šiukšlių. Ne iš šiukšlių. Stefa! Ko tau reikia? Tau ką reikia, man šaukiai. Ai, ties, braniuk nueik parduotuvėn grietinės nupirkt. Pinigų duot? Turiu, Stefu, aš mygam. Paim 500 gramų grietinės. Bet čia ne iš šiukšlių tas kvapas, ne. Raima! Sakau, gal jauka? Babutė grybų? Čiagi mano mamos grybai, padėk dar nunuodysi. Nu tai kas? Žiūrėk, knygutę radau. O bracia knygutė! Su tokiu paimi ir per gaurų, ką? Eik tu galūšai, reikia žiūrėti, kas viduj parašyta. Nu, man klausyk, reikia tokias žalas, na katras babutė gerai miegotų ir nebekvėpuotų. Ne, tegu kvėpuoja, nebeknarktų. Žiūrėk, durnaropė. Ne, ir tai babutė nevadina. Jonažolė, Petražolė. Klausyk, aš prisiminiau. Taigi, kai mano tėvas rašė mokslinį darbą, tai jam mama davė kažkokią žolę, o jos dar tikrai yra pas mus namie. Tai šitas durnaropės gal davė? Pats durnaropiu apsėdęs. Klausyk, nuo to žolės labai ima miegas ir labai norisi giliai mąstyti ir nebendrauti. Tai klausyk, nesvarbu. Svarbu, kad babutė neknarktų, giliai miegotų. Aku, žinai, aš pradės lietuviškais pinigais dar duot. Varam!
vyrai būdavo kunigaikščiams. Taigi nepatiko uošvienė, činkšt kartu per kaklą ir viskas po uošvienės. Arba paima ir kur nors išsiunčia toliai, kur į tolimą pilį arba dvarą, toliau nuo akių. Va čia tavo, Vitalika, šitą mintį su činkšt. Tai būt ir nebloga, babutė į kapų. Bet tai pastatins 20 metų, tai jau Stefa 20 metų nelauks. Oi, nelauks. Va antrą mintį šitą, kur įsiūs Talimon pilin. Viktor. Ką? Taigi tu, draugas, žiūrėk, taugi gaspadinės reikia, Tai tu, broniau, nori pasakyti, kad dabar būdamas bedarbis, nori pas mane taip gaspadinaut? Galima, broniau, bet šnapsų katru išgersim, tai jau iš tavo algas atskaitysim. Viktariau, aš nepesau pas man, supranti, babų kaip ir per daug. Vienu galėčiau tau paskalinti. Broniau, o tu matai, kad sumislina. Aš jam širdį atsiprašant radau, jis man savo bėdant mano spruntą nori užkraut. Nesulauksi, broniau, nesulauksi. Tu nepyk, bet būtumėm giminę, supranti. Tugi mano uošvis, va, geriam buteliakų, ateina Stefa. Ir sakau, nieko nepasakysi, geriu su uošviu, va. Broniau, aš jau geriau gert nustosiu, negu kad šitų babų pasau gyvint priimsiu. Nikada. Viktori, nebūtinai pasau, nebūtinai. Nu, ta kur tada? Tik tu nenori pasakyti, kad reiškia jinai atsikraustis tavo senon trobon? Ne, broniau, tavo senų trobų sudeginu, savo irgi savo nedeginu, savo užkalų langus, užmūriu duris ir išvažiuoju po perkūnais. Stepačka. A kokių čia pripravų pridėjai? Pas mum Rusijai tai tik tai druska ir pipirai da cibulė, kad įdėt dėl matsnumo. A kokias čia tručiznas? Taigi čia, mamyt, va, specialūs makaronų sriubai, prieskoniai. Nu jau čia tai kapitalistai, tai tikrai mus nutrūčyt nori, tai va, prikraun visokių. Reik, Stepačka, pačiai susirinkti, tai tada tai bus sveika. Aha, labai paprasta pasakyti pačiai, nuo ryto iki vakaro. Darbas, parbėgi namie, bavačinai, plauts, kalt, virt, viską, dar namie sėdi 3 darma. Kas? Darmajėgai? Tu žinai savo šitų braniukų? Prie darbo pavaryk šitoks mužikas, gali malkų prinešti, vandens atnešti. Taigi, o kam jam nešt, kam jam nešt? Taigi, va, viskas pas mum centralizuota, niekagi nereikia dirbti. Na, jeigu nenori valgyti, tai Raimundukas suvalgys. Raimundukas? Tu nunuodyt, anūką mano nori, aš pati geriau viską suvalgysiu. Mačiūtė, sriubų valgai, o mes tau su Jauku arbatytės parašėm. Ai, tu mano akių šviesa, vnučiokas, tu mano. Sakai, čia joką atnešiai. Nu, tai jau žymiai geriau negu Stepas tručizna šita. Va, močiutė, mes jum arbatos padarėm. Iš mano mamos sveikų žolelių aukso fondo paruošėm. Zalatys, tai bet man tai labiau bodras patinka. Arba bagatyrius. Gerk, mamytė, gerk. Gera arbata, va. O Jolanta, žinok, mūsų kaimynų duktė. O va, Romualda, žinok, savo rankam surenka visas žolytės. Va, kiek tu mėgsti? A tai kad Romualda jau bedarbė, kad po pievas laiką tur lakstyti, a? Mano mama dirba bibliotekoje, o tėtis tai... A tėvas yra profesorius, ruonis, sveikuolis, nu žodžiu, očkarikas. Nu va, Stepačka, mokykis gyvent, matai, kaip semija gyvena. Va, tai tavo tėvai tikriausiai daug zarabotojat, milijonieriai gal, Jolička? Bet tu, mama, kai pasakai, tai bus tau biudžetininkai milijonieriai. Malčiai, tavo vieta prie podų. Aš su žmogum kalbu. Tai gal ir dačių, Jolička, turit, a? Mačiūt, įsirink šaukštų iš padėlę, a tai akį įsidūrisi. A tu nemokyk, babuškas. O tai papyksiu ir va išeinam sasėdus gyventi. Ką? Pašutyla, dačiurka, pašutyla. Va. Taip šilt pasidarė ir miega. Pasinorėsiu, gali prigulsiu. Vajeta. Aš vis tiek nesuprantu. Tai ką, paperkūnais, aš ne šeimininkas, a? Jūsų klausiu.
Šeimininkas. Tai jeigu šeimininkas, aš viskų darau. Aš ir krautuvę einu. Aš ir lovas kloju. Aš ir va, šiukšlas nešu. Tai ką, aš negaliu? Gali, Broniau. Vyrai, įsivaizduokit, man dabar pareinu namą. Jeigu aš privargys, man organizmas reikalauja poilsę. Lovan plump ir guliu. Guli, Broniau. Aš ir pašalpų gaunu. Gaunu pašalpų, vyrai. Nuveinu krautuvę ir nusiperku. Все, viskų, ką tik širdis geidžia. Ką geidžia? Nusiperki, Broniau, kulori viską. Ką nusiperku? Viską, Broniau, nusiperki, viską tik tai šauk, taip nereikia. Jau einam namo. A gal aš šiuo momentu nenori, va? Broniau, matai, nori, nenori, čia dabar ne tas klausimas. Reikia eiti namo. Matai, daug geriau, kai pats pareini, negu kad tavęs kad viešpa. Aha. Sakai, reikia. Stefanija, ar girdėti, kas per triukšmas prie mūsų laiptinės? Oi, turbūt bernai vėl mergas kirkina kaip kiekvienų vakarų. O man atrodo... O viešpatė. Mami, kas atsitiko? Aš supratau. Jinai apsinuodijo maistu. Taip, reikia plauti skrandį. Kad tu čia nušneki, kokį skrandį, va, išviriau sribos visi valgė, niekam nieko neatsitiko. Čia nuo tavo tos nesribos šitos kaip jos arbatos, va. Negeriau aš jokios arbatos, Stefanija. Roma, tu tai negeriai, bet vaikai iš tavo namų atnešė ir davė mamytį gerti. Viešpatie, kas jiems leido? Ir dar be mano žinios. Jau ateina! Girbiausias atėjo! Jau ateina prie laiptinės stovi! Tu eisi į namus? Amačiutė, nemiega? Va, įdomu, kodėl ji turėtų miegoti, juk jinai jau... Ką mūsų padauginėm? Ko padauginot? Sakykit, ko uždavėt mamytė, ja? Tik mamytė davėm šitokį žalelių, kad geriau miegotų ir neknarktų. Diletantai! Na ką jūs suprantate apie vaistinius augalus? O jinai galėjo juk siaubas. Mama, nesijaudink, viskas gerai, tengi nuodų nebuvo. O be to, manęs Raima paprašė. Sakė, močiutė juos mirtinai užkniso. Dabar tai jum bus šakės. Dabar tai jum Mamyt, klausyk, gal daktarų vis tiek iškviesti. Ne. Aha, puiku. Į aplinką jinai reaguoja puikiai. Taigi, va, manau, kad viskas praeis be pasiekmių. Reikės tik tai vandenėlio pagert, manau, ir viskas praeis. Mamyt, palauk, tai duosiu vandenėlio. Stefa! Stefuk! Stefa! Broniau, man atrodo, kad nieko nėra. Ai, tai greičiausiai moteris išėjo pas mus. Romualda žadėjo jūsų uošvę į mūsų butą aprodyti. Aha, turbūt. Tai matai? Matat vyrai, Bobas mūsų ištarinėja. Aš reiškia šuva. Pasiuntė, atneš, a jas darakų nori. Matat vyrai, matat. Broniau, nu nepyk, nu matai, Bobas jas ir Bobas. Jas ne Bobas. Viena Boba, kita tada uošvę neš. Va, aš galiu dabar pasakyti. Vyrai, jum, abiem, viskas ir mana. Grindys ir mana, lūpas mana, sienas mana, viskas mana. Ir jungtukas tavo, ir kilimėlis ant grindų tavo, Broniau. Jauki, ir narydenas aš galiu šitą uošvenį paimti. Čip,